Dabar statosi kamuolį. Levo smūgis ir pirmasis įvartis. Skrieja į Vikingų vartus. Pasižymė RFS komandos kapitonas Mendonca Darosa Leonardo. Arba Leo. Galingas smūgis. Na, ką reiškia kokybiškas smūgis. Kamuolys šiek tiek dar ir, man atrodo, sukosi ore. Dabar visi nesusipratimai jau praeitie. Čia Gusto Jaskučio neipatingai sėkmingas momentas ir kamuolys skrieja į vartus. 7 numeris. 2-2. Šį kartą nubaudė už klaidą Jonavos Vikingus. Čia prarastas kamuolys, dar bandė ten išgelbėti situaciją Tačiakas, bet viskas baigėsi tiksliu 2-2 smūgiu. 2-2. Rezultatas po 2-2 smūgiu nekilo. RFS su kamuoliu, perdamas ir įvartis. Puikiai įžaistas kamuolys ir iš artimo atstumo. Miks Babris siunčia kamuolį į Jonavos Vikingų vartus, taip mušdamas trečią įvartį. Na, čia klasikinė kombinacija, šiek tiek nespėjo uždengti perdavimo linijos. Ir štai, savo šansą vis tik tai Draganas Tomičius sulaukė, na, sekundės dalies, galbūt koncentracijos praradimas, atrodo paprasta situacija, iš užribio perdavimą ten sunku padaryti, bet tai įvyko. Ir Draganas Tomičius ir šiandien paliks